Sveiki, čia gpb.lt tekstai. Aš esu Tadas ir šiandien jums perskaitysiu GPB žodynėlio įrašą apie kapitalą. Kuo gotiškesnis kapitalo apibūdinimas, tuo jis tikslesnis. Kapitalas – tai abstraktus parazitas, nepasotinamas vampyras ir zombių gamintojas. Tik gyvas kūnas, kurį jis verčia mirusių darbų, mūsų, o zombiai – mes. Mark Fisher, kapitalistinis realizmas. Kas yra kapitalas? Išgirdę šį žodį, daugelis pirmiausiai pagalvojame apie pinigus. Tačiau kapitalas nėra tiesiog pinigai. Žmogus, turintis 10 eurų kišenėje ir sprendžiantis, kuriuos išleisti, vargu ar būtų pavadintas kapitalo turėtoju ar kapitalistu. Net ir turint milijonus eurų sąskaitoje, automatiškai šie pinigai netampa kapitalu. Jie paprasčiausiai gali būti santaupos ar turtas. Kaip populiaru sakyti, santaupas reikia įdarbinti. Ar, kitaip tariant, jos turi tapti kapitalu, verte, gaminančia daugiau vertės. Kaip iš pinigų atsiranda daugiau pinigų, tai procesas apgaubtas mistikos ir nagrinėjamas tūkstančiuose akademinių knygų. Net ir tiems, kurie priešinasi kapitalui, šis procesas dažnai kelia žavesį. Pavyzdžiui, Karlas Marksas, parašęs 3 kapitalo politinės ekonomijos kritikos tomus ir praktiškai visą gyvenimą pašventęs kapitalizmo kritikai, nenustojo žavėti šią sistemą. Dar niekada žmonės neregėjo tokios jėgos, kuri paliestų ir transformuotų praktiškai kiekvieną žemės lopinėlį, nuverstų iki tol neįveikiamus kalnus, pastatytų dangų remiančius miestus. Iš tikrųjų, siekdami suprasti, kaip per pastarosius šimtmečius keitėsi visuomenė ir pasaulis, o to pačiu svarstyti apie ateities perspektyvas, mes neišvengsime aiškinimuose, kas yra ta mistinė būtybė kapitalas. Pinigai – tik viena iš kapitalo išraiškos formų. Lygiai taip pat kapitalas gali pasireikšti apčiuopiamesnėmis formomis. Tai gamybos priemonės, pastatai, įrankiai, mašinos. Maksimos kapitalas susideda ne tik iš kasmet uždirbamų pinigų. Tai ir valdomasis nekilnojamas turtas miestuose ir miesteliuose, visa logistikos infrastruktūra, kuri įgalina pinigus naudoti efektyviai, tai yra pelningai. Vis dėlto, kaip ir pinigai, ši infrastruktūra yra tik viena iš kapitalo formų, o ne pats kapitalas. Infrastruktūra savaime negamina pinigų. Palikus prekybos centrus be kasininkių ir salės darbuotojų, vilkikus be vairuotojų, sandėlius be krovėjų, darbo priemonės negamins pelno savaime. Atvirkščiai, įrenginiai ir pastatai nuvertės, pasens ir taps metalo laužu. Galiausiai egzistuoja dar ir vadinamasis žmogiškasis kapitalas. Tai tie patys minėti prekybos centrų darbuotojai, o bendriau visuomeninė darbo jėgos masė, sukauptos žinios ir įgūdžiai, profesinį išsilavinimą turintis jaunimas ir panašiai. Dar pats Marksas aprašė ankstyvųjų kolonizatorių skundus, kaip šie, atvykę į kabutėse necivilizuotą žemę, turėdami ir pinigų, ir naujausias gamybos priemonės, negalėdavo pradėti verslo, nes ten tiesiog nebūdavo darbuotojų. Vietiniai žmonės ne tik buvo neįpratę dirbti pagal laikrodį, bet ir mieliau gyvendavo iš nuosavo žemės plotelio, nei parduodavo savo darbo jėgą už pinigus. Iš čia kilo ir rasistiniai mitai apie darbščiosius europiečius bei tinginiauti linkusius juodaodžius. Taigi, kapitalas gali sklandžiai veikti tik tada, kai egzistuoja visuomeninė masė žmonių, neturinčių kitų išgyvenimo sąlygų, kaip tik parduoti savo darbo jėgą. Jeigu kapitalas nėra vien pinigai, darbo priemonės ir žmonių įgūdžiai, kas tai? Kapitalas įgauna šias formas ir naudoja žmonių darbą tam, kad augintų abstrakčią vertę. Pažvelgus bendrai visas jo išraiškos formas, kapitalas pasižymi tuo, kad jis auga neribotai. Pinigai gamina pinigus, šie toliau gamina pinigus ir atrodo, kad tai gali tęstis be galo. Kiekvieni sėkmingi metai verslui pasiekti nauji pelno rekordai, netrukus tampa riba, kurią reikia iš naujo peržengti. Tuo tarpu joks žmogus negali dirbti neribotai. Galima atkentėti 12, 13 ar 14 valandų darbo dieną, bet po to neišvengiamai reikės atsigauti. Nebent esi stachonovietės savižudis ir rečiau nori būti prisimintas kaip legenda, o nerealiai gyvenęs žmogus. Pačiu plačiausiu apibrėžimu, kapitalas yra socialinis santykis. Socialinis, nes kad ir kaip bandytume apibrėžti kapitalą per daiktų, žinių ar pinigų kiekį, šie turtai netampa kapitalu tol, kol nėra įgalinami kontroliuoti ir pasisavinti kitų darbą, žinias, visuomeninės vertybės. Įsivaizduokime sėkmingą akademiką, kuris dėl savo žavumo, retorinių sugebėjimų ir kitų savybių uždirba nemenkas sumas. Tam, kad patogiai gyventų ir kitiems demonstruotų savo aukštą socialinį statusą,
jis šiuos pinigus galėtų leisti prabangioms mašinoms, Rolexams ir užmiesčio viloms. Nors išpūstas šio akademiko atlyginimas ir atrodytų neteisingas kitų atžvilgių, jis nebūtų kapitalistas. Norėdamas išlaikyti pastoves pajamas, vis tiek turėtų skaityti paskaitas, dalyvauti konferencijose ir taip toliau. O jei prisiskaitęs knygų apie kapitalizmą, profesorius nuspręstų pataupyti pinigus ir, atėjus tinkamam momentui, pavyzdžiui, valdanti liberalių pažiūrų partija nusprendžia, kad visuomeniai nebereikia viešų universitetų, nupirktų visą universitetą. Anksčiau šis universitetas buvo viešas turtas. Čia sukuriamos žinios nepriklausė niekam išskirtinai, ar bent jau buvo visuomenės diskusijų objektu. O nuo šiol viso šioje įstaigoje kuriamos žinios, rašomi darbai apie kapitalizmo žalą, išrandami nauji technologiniai įrenginiai, atliekami sociologiniai tyrimai, tampa apsukraus profesoriaus nuosavybė. Jis gali spręsti, kaip šios žinios bus naudojamos, už kiek jos bus parduodamos ir taip toliau. Nuo šiol profesorius suinteresuotas ne tiek žinių naudingumu visuomeniai, kiek jų konkurencingumu rinkoje. Pats turinys svarbus tik tiek, kiek jis gali būti parduotas, tai yra iškeistas į pinigus. Jeigu šis kabutėse žinių verslas vystysi sėkmingai, profesorius galės nusamdyti universitetą administruojančius darbuotojus ir direktorių, o toliau gyventi tik iš išmokamų dividendų nuo uždirbto metinio pelno. Jis gyvens iš kitų darbo. Tai profesorius paverčia savo santaupas kapitalu. Pinigai nėra tiesiog išleidžiami, jie investuojami. Pinigai tampa tarsi niešti. Apsukę komercinį ratą, sugrįžta atgal į pirmutinį tašką, kartu atsineždami ir naujagimiai – pelną. Toks pinigų panaudojimas yra priešingas vartojimui. Žmonės savo pinigus išleidžia gyvenimiškiams poreikiams tenkinti ir šie grįžta tik iš naujo parduodant savo darbo jėgą. Kapitalas, panašiai kaip ir žmonės, pinigus leidžia maistui, tai yra žaliavoms, būstui, tai yra gamybos patalpoms ir apyvokos daiktams, tai yra darbo priemonėms. Bet taip jis niekada nedirba. Už šios pinigus nuperkama ir darbo jėga, kuri gamindama prekes, atlikdama paslaugas ir kurdami kitas visuomeninės vertybės, ne tik sugrąžina investuotus pinigus, bet ir sukuria pridėtinę vertę, virstančią įmonės pelnu ir akcininkų dividendais. Ši papildoma vertė, kabutėse, išsilaisvina nuo tiesioginio pasaulietiško vartojimo. Ji tampa tuo nuolat augančiu finansiniu kapitalu, kuris sklando po pasaulį ieškodamas pelningiausių taškų investavimui. Be abejo, trumpai paaiškinti kapitalo terminą praktiškai neįmanoma. Taip yra dėl to, kad kapitalas tiesiog nėra daiktas, tai nėra didelis kiekis pinigų ar kitas turtas, nors jie potencialiai gali tapti kapitalu. Kodėl kapitalas ir kapitalizmas atsirado būtent vienoje vietoje ir konkrečių istorinių laikotarpių, plačių diskusijų objektas. Tačiau svarbu pabrėžti, kad kapitalo funkcionavimui būtini atitinkami socialiniai santykiai, privati nuosavybė, ne tiesiog privatus būstas, bet darbo priemonės, ir laisvai perkama ir norinti parsiduoti darbo jėga. Šios socialinės aplinkybės leidžia turtui virsti kapitalu, kuris išnaudodamas darbo jėgą toliau plečia savo vertę ir įgauna vis didesnę socialinę galią. Žvelgiant plačiau, kapitalas tampa visuomenės darbo įšaldytų atspindžių. Nors kuriamas visuomeniškai, jis pasirodo kaip stovintis prieš mus savarankiškas kūnas, reguliuojantis visuomenės gyvenimą, lyg juodoji skylė nenustojamai, traukiantis į save naujus resursus, visuomeninės sferas ir net žmogiškus santykius. Visą tai suprekindamas ir paversdamas pinigais išreiškiamomis abstrakcijomis. Skaitykite gbb.lt, sekite mūsų Facebook, Instagram ir kitų socialinių tinklų paskyrose. Paremti galite per Patreon ar PayPal.